Sveiki visi. Iš karto atsiprašysiu, aš nevartosiu šito labai ilgo žodžio naujų darbuotojų įvedimo procesas. Tai atleiskit man už anglicizmą, bet aš sakysiu onboardingo procesas arba tiesiog onboardingas. Šiemet su bičiuliu keliaudami vieną iš Alpių viršūnių, taip netikėtai susidūrėme su onboardingo atveju. Kopimo sąlygos nebuvo idealios, kaip jūs matote, mes buvom pūgoj, tam vadinamam piene. Tai pienas yra, kai nieko nesimato, absoliučiai. Nepaisant to, kad buvome puikiai pasiruošę, turim patirties, turėjom planą, turėjom įrangą reikalingą saugumui, mes pasiklydom ir mes nuklydom į ledyną. Kuo yra pavojingas ledynas? Ledyne yra daug užsnigtų plyšių ir tu gali juos kristi. Supratę, kad mes esam ledyne, movėm kuo greičiau lauk iš ten. Ir bemaudami lauk sutikom žmogų. Vieną patį, italą, su minimaliu įrangos kiekiu, kuris užtikrina saugumą ir pirmą kartą kalnuose, 4 km aukštį. Jis paklaikęs ir nori kuo greičiau mauti nuo kalno. Šitoje vietoje mes jo nebepaleidžiame. Imam kartu, segamės į savo ryšį ir vedamės. Pragedrėjus ir pasitaisius orą, mes sėkmingai sukopėm į viršūnę ir nusileidžiam atgal. Šito pasakojimo moralas yra labai paprastas. Nesvarbu, kalnuose ar ofise pasiekti tikslui tai viršūniai reikia paprastos formulės. Reikia žmogaus su patirtim plus procesą, po kuriuo slepiasi pasiruošimas, planas ir visi kiti žingsniai. Atsispyrę nuo šitos formulės mes patys pradėjom statyti savo onboardingo procesą. Tai pradžioje buvo chaosas, chaosas buvo visada. Pirmas etapas – nauja pradžia, antras – mentorystė, trečias – procesas ir ketvirtas – patosas. Ir užtrukom nei daug, nei ilgai, 4 metus. Ir dar viena data, prie kurios grįšiu vėliau. Tikriausiai kažkas matėte šitą mano frazę, kurią aš esu šventai įsitikinęs ir pabandysiu per savo pranešimą atsakyti, kodėl aš taip galvoju. Chaosas. Chaosas tai nėra betvarkė. Mūsų kompanijoje Baltnetoje chaosas buvo, kad mes turėjom žmonės, vadovus, kurie buvo atsakingi už įvedimą, bet visas procesas arba planas buvo čia va, jų galvoje. Tai kaip ir planą turim, bet kaip ir neturim. Kai ateina naujokas, mes improvizuojam ir džiazuojam. Kitas chaoso faktorius, tai žmogiškasis faktorius. Kadangi ant vieno žmogaus viskas pastatyta, žmonės serga, atostogauja, visi turi degančių darbų, visada. Ką tada daro skyriaus vadovas? Jis tą funkciją deleguoja kitam komandos nariui. Tai galite įsivaizduoti, kai išėmi čia planą, duodi kitam žmogui, o jis atiduoda dar trečiam. Ką mes turim? Sugedusį telefoną, jo. Ir šitoje vietoje pamesdavom labai daug dalių. Ir dėmesio trūkumas. Neretai turėdavom po 2-3 naujokus, tai patys žinote, kad neįmanoma padalinti laiko 3 vaikams kokybiškai. Nauja pradžia. Startavome nuo labai paprasto dalyko. Bendro organizacijos onboardingo plano, kuris yra labai simple. Ir tai yra tik tais pažintis su įmonė, pažintis su skyriais ir pirminė pažintis su paslaugomis. Bet ir nelindome giliai kažkokius skyriaus, ten specifikaciją ir ten taip toliau. Tiesiog reikėjo paspausti starto mygtuką. Ir dar jeigu grįžtant prie chaose onboardingo planas veikia iš tikrųjų. Tik aš jam parašyčiau 10-balėj sistemai tokį silpną 5. Tai įsivedus šitą labai simple planą, iš naujokų feedbackų supratome, kad tas balas nuo 5 pakilo iki 8, nors mes taip nesijautėm. Tai svarbiausia šitame etape buvo startas ir sektinas pavyzdys. Kam reikia sektino pavyzdžio?
tiems skyriams, kurie netiki onboardingo planu. Kodėl jie netinka onboardingo planu? Nes pas juos per 5 metus keičiasi vienas darbuotojas arba visi darbuotojai užauga įmonės viduje. Mentorystė. Antras etapas. Šitoj vietoje sulaukiame Supermeno. Jūs puikiai pažįstate šitą Supermeną. Supermenas yra Saulius, kuris ateina ir sako, aš sutvarkysiu viską pas jūs ir išspręsiu visas problemas. Jokauju. Mes tai pagalvojame, kad atėjęs Saulius sutvarkys visas problemas ir sprendžia kitus du mūsų chaoso sudedamasias dalis – žmogiškai faktorių ir kokybę. Nes Saulius atėjęs padaro nuostabų darbą, parašė 14 mentorių, kurie šalia vadovų yra 14 dešiniųjų rankų. Bet mes kaip kompanija nebuvom pasiruošę mentorystai ir šitoje vietoje praktiškai sudeginam savo mentorius. Nes ką padarom? Paimam onboardingo procesą iš vadovo ir perkeliam ant mentorių. Mentoriai nebespėja su savo darbais, rezultatai krenta, patiria stresą begalinį ir kai kurie netgi išeina iš darbo. Tai neišsprendžiame šitų dalykų ir, kaip sakau, kaip organizacija dar nesam pasiruošę mentorystai. Trečias etapas – procesas. Grįžtu prie 22 metų ir 22 metais, kodėl jie svarbus yra, kad mes tą onboardingo proceso išdirbimą pasikeliam iki strateginių tikslų lygio. Tai reiškia, tai nebėra HR klausimas, tai nebėra pavienių skyrių klausimas, tai yra visos organizacijos klausimas. Šiai dienai mūsų onboardingo planas atrodo taip, tai yra vadybininko, sales, pardavėjo, 1/4 šito plano. Pakelkit ranką tie, kurie galvojat, kad, nes kiekviena spalva atsakingas kažkoks žmogus yra. Pakelkit ranką, kurie galvojat, kad raudona spalva yra vadovo atsakomybė. Jo, labai teisingai. Ties vadovo yra geltona spalva ir tikriausiai šito plano, ne 2% nesudarys. Kur mes buvome visus 4 metus, gali kilti klausimas. Po kiekvieną užduotim slepiasi instrukcijos, pradžiamokslis, video medžiaga. Ir svarbiausias dalykas, kuris naujokui yra pagalba, tai yra kahutai, kad tu galėtum pasimatuoti, koks yra tavo lygis, ar gal kažkur reikia grįžti atgal, padirbėti su kažkuo ir panašiai. Tai šitam etape mes pradedam suvokti, kas yra onboardingo planas ir kas onboardingo plane yra mentorystė. Tai onboardingo planas yra instrukcijos. Mentorystė nėra must onboardingo plano dalis. Tai yra nice to have, kuri labai gražiai papildo tą onboardingo planą ir šalia plaukia. Kitas dalykas, onboardingo planas step by step. Mes įlipom į tuos naujoko batus. Taip nemeluoju, iš tikrųjų. Atėjom į kompaniją, įėjom pro duris, uždarėm duris ir kas tada? Signalizacija. Kažkaip ją reikia įjungti ir išjungti. Tada žingsnis po žingsnio nuėjom iki darbo vietos, įjungiam kompiuterį ir taip mes per žingsnis po žingsnio praėjom visus 3 mėnesius. Atsiprašau. Kitas svarbus dalykas atsiranda šitame etape veiklos mentorius. Kas yra veiklos mentorius? Veiklos mentorius mūsų kompanijoje yra, kuris užtikrina, kad onboardingo ten tas visas planas 170 užduočių ar 150 užduočių būtų įgyvendinta nuo pradžių iki galo, laiku, kad jeigu kyla klausimų tuose užduotyse, tie klausimai būtų atsakyta. O mentorius yra gerovės, tavo emocinis padėjėjas, tavo emocinio dalyko, savo patirties pasidalinimo. Ir
labiausiai džiuginantis mane dalykas, kad procesą vykdo ne vienas žmogus. Šiai dienai procese minimaliausiai dalyvauja 25 žmonės, kurie skiria tam nuo 15 minučių iki keletos valandų, bet nebėra vieno žmogaus, kuris onboardinant žmogų skirtų savaitę, 2 ar dar daugiau. Patosas. Labai geras Sauliaus apibūdinimas buvo apie patosą. Žinot, kas yra patosas? Jo, mene tai yra dvasinis pasitenkinimas. Bet mano pranešime 10-baliai sistemoje tai yra 10 su pliusu, kurio kaip ir nereikia, bet jis yra nice to have labai. Tai pirmas mūsų patoso dalykas yra, kad mes sugebėjom šitą onboardingo visą atsakomybę šiemet perkelti nuo atsakingų žmonių ir perduoti skyriui. Mes turime skyrių, kuris po paslaugų pardavimo rūpinasi, kad būtų įdiegtos paslaugos kokybiškai, laiku ir panašiai. Tai šitas skyrius yra taip pat nuo šių metų atsakingas, kad žmogus būtų kokybiškai, kaip čia gražiai pasakyti, kokybiškai įeitų į kompaniją. Ir koks dar vienas dalykas, kad mes nebebijome pasikeitimo darbuotojų ir taip toliau, nes neprarandam šitos kompetencijos. Skyriuje visada bus žmogus, kuris uždengs. Onboardingo planas, nuolatinis atnaujinimas. Technologijos keičiasi, informacija pasensta, atsiranda naujų paslaugų ir tikriausiai šiandien važiuodamas pagalvojau, tikriausiai kiekvienas esat susidūrę universitete su paskaita, kai teko mokintis iš 20-30 metų vadovėlio. Tai mes nenorim, kad niekad nutiktų taip, kad darbuotojas skaitytų medžiagą, kuri yra 2015 metų. Onboardingo planas kitiems naujokams, kaip jau Saulius sakė, nėra tik tie naujokai, kurie ateina pirmą kartą arba kurie turi daug patirties ir ateina į kompaniją. Naujokai yra ir tie, kurie grįžta atgal, arba tie, kurie grįžta iš motinystės arba tėvystės atostogų. Anksčiau būdavo tokia mintis, kad tik 10 metų dirba, viskas aišku, nieko ten nebereikia, bet neaišku. Po metų pertraukos ar po 2 metų pertraukos tu kaip tas naujokas turi praeiti ir prakeliauti pro visus procesus. Ir atsiranda mentorius, kuriam aš dar neturiu pavadinimo, kurie neturi mentorystės, dovanos gal, bet jie turi profesionalumą ir nori juo dalintis. Ir sako dažniausiai, kad žiūrėk, Marijau, aš nenoriu eiti klausti, kaip ten sekasi, aš nenoriu domėti žmogum, bet aš galiu parodyti, kaip jam reikia switchą, sujungti, sukonfiginti ir panašiai. Tai realiai dabar naujoką pasitinka vadovas, mentorius, veiklos mentorius ir pakeliui dar kažkoks mentorius. Rezultatai ir džiaugsmai. Atrištos rankos samdoje. Tai jeigu anksčiau samdant sales žmogų, mes turėdame tokias 3 dedamasias. IT patirtis, sales patirtis, asmeninės savybės. Tai IT patirtį mes galim užlenkti. Ir per kokybiško onboardingo planą mes tą patirtį perdodam ir suformuojam. Iki 50% sutrumpėjęs laikas iki rezultato. Rezultatas yra, kol gali savarankiškai dirbti žmogus. Progreso analizė. Kai bandomasis baigėsi, būdavo subjektyvus dalykas. Tai viskas okei, praėjo bandomai. Dabar mes objektyviai matuojam šitą dalyką. Ir pagarba klientui. Mes esam paslaugų įmonė, kuri tiekia paslaugas klientams. Klientai nepyksta dėl to, kad keičiasi darbuotojai. Klientai pyksta, kad pasikeitęs darbuotojas pasimetęs, nežino nieko ir negali atsakyti klausimus. O aš labiausiai džiaugiuosi dėl to, kad pas mus pradėjo veikti formulė. Patyręs
darbuotojas, plus procesas ir vadovas nebėra ašis šito viso proceso. Tai ačiū. Nu ką, laikas klausimams. Ačiū, Marijau. Kas turi klausimą? Jelena. Tuoj duosim tau dar mikrofoniuką. Ačiū labai už įdomų pranešimą ir turbūt onboardingo tema yra visiems aktuali, ypač kovojant už darbuotojus, sugebėti juos išlaikyti. Tai mano turiu du klausimus. Tai kokia liko vadovo rolė šitam procese pas jūs? Ir antras dalykas, dienos pabaigoje, kas vis dėlto atsako už to naujoko sėkmę? Vadovo rolė liko visada šalia, bet vadovas nebėra atsakingas šitoj vietoj. Bet už rezultatą atsako taip, vadovas. Bet kiti procesai yra taip sustiguoti, kad jie netrukinėja. Ir jeigu pradėtų trukinėti, mes tikriausiai turėtumėm dar 5 etapą. Kaip aš minėjau, kad mentorystės etape mes patys sudaužiam savo pamatus. Taip pasakysiu, sudaužiam savo pamatus. Tai vadovas visą laiką yra šalia ir vadovo yra pareiga domėtis lygiai taip pat, kaip tu eini tuo planu, kaip sekas, koks rezultatas, progresas, bet vadovas nebesėdi ir nebeklikina su tavim kiekvienos programos, nebesako, žiūrėk, gal čia reiktų įsidėti tavo mailę parašą ir panašiai. Tai jis žino, kad tai yra padaryta, nes atsidaręs onboardingo procesą mato, kad yra praeiti kai kurie žingsniai. Kas dar? Turim. Aš norėčiau paklausti, o kokiom metrikom matuoja tą sėkmę onboardingo pačią? Labiausiai matuojam iš tikrųjų per Kahootus, kai tu praeini kažkurią dalį, tu sprendi testą, testas parodo, kokiam tu lygiai esi ir ar tau reikia grįžti, praleidai, kažko nesupratai ir panašiai. Ir tam, kaip sakiau, visam procese yra 25 žmonės. Tai 25 žmonės numato tavo progresą. Eina kartu su tavim tuo progresu. Tai aš ten neisiu į detalės, nepasakosiu, kaip yra sukūriamos ten įmonės viduje, kad ne ant klientų tu testuotumės, o testuotumės ant kažkokios feikinės įmonės ir panašiai. Ir tas progresas yra matuojamas tiek testais, tiek tokiais pavyzdžiais. Dar vienas. Minėjote, kad nenorite, kad seną dokumentaciją ar mokymų medžiagą matytų naujokai. Kas atsakingas už tą atnaujinimą, kaip jis vyksta? Dabar yra 25 žmonės. Prasidėjo nuo kažko, ar tai laisvo laiku nuo darbo darant, tai nepasidaro kokybiškai. Realiai esam 4 žmonės, aš, mano kolegė sėdinti ir dar 2. Turim kasmėnesinius mytus, einam į tus mytus ir einam per tą procesą, ieškom, kur yra pasenusi, ką reikia atnaujinti ir panašiai. Ir esam savo atsakę, laukiam, kad nebebūtų to myto, kada nebeturėsim ką daryti, dar per pusmetį nesulaukiam tos dienos. Visada kažkas yra. Visada kažkur stringam, reikia atnaujinti, kažką naujo implementuoti ir panašiai. Tai aš, komercijos vadovė ir dar 2 kolegos. O Jėzu, gerai, jaučiu, kad žiūrėsim kokį lygio klausimas, bet gal ir paskutinis. Aš tokį pozityvų pabaigai. Man labai įdomu, kokiu pozityviu grįžtamuoju ryšiu pasidalina naujokai, kurie atsimenat jūs, kai atnaujinat šitą labai nuostabų onboardingo procesą. Tai dažniausiai būna labai paprastas, aš nesu dar turėjęs ne vienoje įmonėje tokio įvedimo į kompaniją. Tai čia yra dažniausias. Bet tai sakė ir po to pirminio, kai mes turėjom tik tai sakydavo, koks onboardingo planas. Tai dabar gal kai pamato, kad reikia 170 užduočių praeiti, tai nebėra taip excited. Patosas, žodžiu.
Kaip sakai? Sakau, patosas dabar jau visiškas. Jo, dabar jau patosas man, bet ne įeinančiam darbuotojui. Liuks. Tai tikiu, kad yra ir daugiau klausimų. Klausimus išsisaugokit, pasižymėkit, pasirašykit arba tiesiog LinkedIn invitationas ir tenais parašyt. Tai ačiū tau, Marijau, labai, nepabėg. Mums berniukams tokia maža dovanėlė už pasirodymą. Ačiū. Ačiū tau.